Mano mama buvo keistas sutvėrimas. Jinai buvo baigusi, kaip sakydavo, ūkės mokyklą ir Telšiuose. Jinai Telšiuose laikė tokį, kaip sakydavo, stalaunygą, jinai tokį kaip, uždarą valgyklą. Ir ten pasirinkdavosi tokia išskirtinė visuomenė, tokia labai gerai gamino maistą. Va, ir tenais jinai pradėjo vaidinti Telšių teatre. Tokia komikė jinai buvo, truputėlį. Aš parodysiu nuotraukas, yra labai gerai atrodo. Va, tai šitą iš spektaklio. Va, ir tada jinai, žinot, jauna, graži, ten tokia Lydija Kupstaitė, tokia buvo aktorė, tai ten Kupsta, reiškia, visi iš Telšių, žinai, ten jie draugavo, jinai ten ją globojo, mama. Va, ir jinai įsimylėjo. Vėl proga kaip įsimylėjo. Ir po kurio laiko paaiškėjo, kad jau vedėsi turi iš mano, tik jisai atvažiuodavo reiškia į Telšius pas Jają. Ir jinai toks buvo didelis sukrėtimas, kad jinai buvo tokia gėda, ten viskas, kad jinai paėmė, įstojo į vienuolyną ir išvažiavo į Belgiją. Belgija, kadangi jinai buvo aktorė, Belgijoje ten vienuolynėje statė kažkokią tai pjesę ir jinai iškalė prancūziškai kažkokią tai pjesę, suvaidino ir gavo 100 baltų rožių po to vaidmens. Pabuvo per tas veikimas ir tokia labai pasvikus Žemaitė buvo, tokia gyva, žinai, tokia jos taip nesuvaldysi. Ir jinai suprato, kad jai ne vienuolės kelias yra. Matyti ir tas skausmas pas ją pažemėjo. Ir jinai išvažiavo į Paryžių ir pradėjo tarnauti kaip tarnaitė, kadangi gerai gamino jinai ten. Ir nežinau, kiek jinai ten buvo, gal metus, gal pusantro metų. Ir prieš pat karą paėmė sugrįžę, bet jau ne į Telšius, o sugrįžo į Kauną. Ir Kaune, taip sakant, kas čia velnės beguolys. Aš atsigimiau, žinai. O Dievo nežinau ir jinai totališkai paslėpė tą. Reiškia, aš dabar visiškai nesiniai pasižiūrėjau, suradau tą, reiškia, gimimo liudijimą ligoninėje, kai įrašyta. Tai jos pavardė viskas tvarkinga viena rašysena, o mano sugalvota jos Katkų Prana ir raudonų rašalų kažkokia tai kita rašysena įrašyta, kad būtų paipai. Ir neišdavė. Va, taip, kad aš nieko žinau, kaip Sigitas Gėda labai gerai apie mane pasakė.